Apibendrinimas. Tai kaip mums sekėsi per pastarąsias dienas? Tai Ford Maverickas yra parduotas. Pagaliau, nes iš tikrųjų ilgiausiai iš visų automobilių užtruko jį parduoti. Nežinau kodėl, jis pakankamai geras buvo už savo pinigus, tai jis vertas visko. Bet tai yra kaip yra. Tada dėja, bet buvo parduotas Lincolnas Aviatorius. Mano daily caras, kurį naudojau daugiau negu 3 metus. Šiauriai fainas automobilis, bet tiesiog laikas jau buvo atsisveikinti, turėjus įvairių smulkių defektėlių. Vis tiesiog neprieinu, kai turim didžiulį kiekį automobilių, tiesiog vis neprieinu prie jo, o jį norisi ir kasdienai naudoti ir tada čia tokia gaunas priešprieša. Reikėtų jį daryti vos ne ledinį, o lediniui neišeina, kad būtų kasdienis automobilis. Arba jis turi būti daug naujesnis, nes prasideda tokie dalykai kaip rūdis, tada visą automobilį reikėtų perdažyti, daug pinigų suinvestuoti ir taip toliau. Tada toliau, kaip jau matėt, yra nupirkta Toyota Solara Camry. Tai ją tvarkom, darom. Kas šiuo metu jai yra padaryta? Tai pakeisti tepalai filtrai, priekinės lemputės, sutvarkytas prieki šarnyras pakeistas, gale pakeistos 2 įvorės, tada nupirkti pakeisti gale nuorinimo taškai, tada važiuosiu šiandien paimsiu jai kreipiančiasias, ieškau jai dar pagrindinio stabdžių cilindro, tada ieškau, ko čia dar ieškau, naujas padangas jau nupirkom, ir ieškau galbūt dar nupirkti gale stabdžių remelius. Ir tada jinai jau bus visai neblogas automobilis, pilnai paruoštas. Dar vieną dalyką reikia daryti, prisiminiau. Man prieš dieną nutiko taip, kad dujas kartais atsijungia. Tai reikės važiuoti pas dujininką ir pasižiūrėti, kodėl tai įvyko ir šitą dalyką sutvarkyti, nes be dujų jinai netokia ekonomiška. Tai vat. Tiek naujienų, keliaujam toliau. Dar kol nepamiršau, kol taip gražiai sėdim smagiai, tai nupirktas Volkswagen Golfas. Golfą tuoj parodysim. Sėdim mūsų naujam pirkinyje. Tai yra Volkswagen Golf 5 pliusas. 1.9 dizelis, DSG automatas, 7,7 kW, technikinė grubiai 2 metam. Žodžiu, pradėkim nuo jo pačio didžiausio minuso. Aišku, jis ten turi smulkių parūdijimų dar kažko, bet pradėkim nuo didžiausio. Didžiausias minusas. Man meta čeką. Ir kas būna, tai dėžė pereina į avarinį režimą. Taip yra dėl to, kad solenoidas B yra užsikirtęs. Prieš perkant automobilį aš jau pasitikrinau su diagnostika ir mačiau, kad solenoid B skundžiasi. Tai pasiėmiau šitą automobilį galutinai iki galo išsiaiškinti, kas tai yra per solenoid B, ką tenais galima padaryti ir ar užtenka patį solenoidą pakeisti, ar geriau keisti iš karto visą dėžę ir visą kitą. Nes automobilis šiaip tikrai ganėtinai gyvas, visas važiuoklė tvarkinga, visas automobilis labai gerai važiuoja, viską daro. Bet turim va tokį defektą, tai labai noriu pagaliau iki galo išsiaiškinti ir galėsiu jums papasakoti tuo pačiu. Štai kaip atrodo Golfitis 2006 metų 2 mėnesio. Golfičio kol kas dar nesistengiu labai parduoti, nebent kažkam labai reikės, o šiaip labai noriu šitą dalyką išsiaiškinti ir tada jau jį pataškuosim, kadangi yra smulkių kėbulo defektų, tada jį išplausim tvarkingai, išvalysim ir keliauti į kitus namus. Tai esam prie kliento Peugeot, tuoj vešim, gerai, kad prie pat už kelių metrų yra
ratų montavimas, tai permontuot ratus dėja, nes nebuvo pasiruošta žiemai. Permontuosim ratus, išplausim automobilį, paruošim grindai pardavimui. Na, o štai kaip šitas automobilis atrodo. Sėdim jau Peugeot'e. Dar norėjau papasakot, kad buvo Honda Civicas pardavime klientės. Tai Honda Civicas nebuvo pafilmuotas, nieks nebuvo spėta padaryta, nes automobilis labai greit išvažiavo, puikiai parsidavė, visi laimingi. Taip kad jeigu norit parduoti automobilį, kreipkitės, pagelbėsiu tai padaryti. Na, o dabar ką, judam su Peugeot'u. Peugeot'as šiaip labai fainas, 21 metų, 86 tūkstančiai rida, pilnos komplektacijos. Žodžiu, savininkas mylėjo, prižiūrėjo, tiesiog įsigijo visiškai naują automobilį iš salono, tai dėl to šis yra parduodamas. Paruošim jį dar pardavimui ir volia, bus geras automobilis. Tai jeigu kažkam reikia, parašykit. Žodžiu, pakeisti batai Peugeot'ui. Turim 2 naujus padangų komplektus. Tai vienas vasarinių, kitas dabar jau uždėtų žieminių. Kaip jinai atsidaro? Va. Žodžiu, Michelinai pilna mėsos. Tai naujam savininkui atiteks ir padangų komplektas. O dabar išplaunam šitą Peugeot'ą ir parodysim, kaip jisai iš tikrųjų gražiai atrodo ir koks prižiūrėtas šis automobilis yra. Spiriam. Oi, kokia graži mašina. Va. Dabar atliekamas biudžetinis plovimas, kadangi žiemos metu yra tas vandenukas plovyklose, tai va, dabar biudžetinis plovimas vyksta. Gal šiek tiek užtruksim, bet už tai bus pigiau. Dar turim vieną problemą su Peugeot. Bemontuojant ratus išaiškėjo, kad pultelis sėda ir jam reikėtų pakeisti batareiką, nes ne visada mato raktą ir ne visai galėjau užgesinti, po to negalėjau užsikurt. Žodžiu, buvo smagu. Tai va, tai šitas snieguolė liūtas tuoj bus graži, išplauta. Pažiūrėsim, kaip čia viskas. Ar atsiplaus dabar, nes senokai matos buvo plautas automobilis ir balta spalva yragi labai dėkinga. Tai tuo išaiškės viskas. Čia galima daryti tą prieš ir po. Va, pusė mašinos. Va. Ir po. Tu kažkaip atvirkščiai filmuoji, reikia prieš ir po padaryti. Peugeot'as keliauja į pardavimą už 15 300, originali rida 86 000, pilnos komplektacijos Peugeot 208 elektrikas. Savininkas pasakojo, kad vasaros metu jinai nuvažiuoja 300-350, o žiemos metu 200-250 km su pilnu įkrovimu. Taip, kad automobilis tinkantis miestui, patogus, geras. Imkit, griebkit, juodos lubos, ką jinai dar turi, GT gražų vairą, ambient lightingą, juostų palaikymą ir taip toliau. Kaip nauji automobiliai, geras daiktas. Pravažiavom 2 km ir jau visas užpakalis šitą liūto snieguolis nebe pats gražiausias. Ta prasme, wow. Aišku, nuotraukas bent jau spėjom padaryti viską, bet, ta prasme, tik pažiūrėkit. Ta prasme, vat ką reiškia, ta prasme, tie rudeniški žiemos orai. Ta prasme, wow. Automobilis ką tik išplautas. Žodžiu, sufotkinom. Nuotraukose, sakykime, tai baisiai nesimato, kad jau taip stipriai tas automobilis išsipurvino. Žinoma, dar padarysim dienos metu nuotraukų ir dar su salonu reikės jį normaliai pravalyti. Manau, kad reikės ir cheminį padaryti, tai viską padarysim.
dėsim į skelbimus ir bus automobilis parduotas. A jūs šito operatorius telefoną savo išsijunkit, kas čia yra, dabar neprofesionalas, a? Tai pasivažinėjom šiandien su Peugeot. Peugeot važiuoja šiaip labai maloniai, stabdžiai gal buvo tik tai kiek prikepę. Pakeisim rakto bateriją pakeisim ir žodžiu, šita bakterija galės keliauti į pardavimą. Nu, gal dar cheminį reiks padaryti, nes sėdynės jau tokios ne pačios švariausios, bet aišku, tik tai dėl to, kad jos šiek tiek šviesesnės yra, o ne tamsios ant tamsių, sakykime, dažniausiai mažai matosi. Tai tiek informacijos, malonus, fainas automobilis. Iki. Later that same evening. Vakarinė kelionė. Žodžiu, keliaujam dabar žiūrėti Subaru Foresterio 2 kartos, 2 litrai, benzinas, automatas, su technikinė iki 27 metų 05 mėnesio. Važiuojam į Kauną, pažiūrėsim, ar geras automobilis. Tai vakaras baigėsi gerai. Nupirktas Subaru Foresteris, jame dabar ir sėdžiu, panorama, viską prabangiai. Žodžiu, Foresterio defektai. Tai motoras 2 litrai, tai čia jau beveik defektas dažniausiai tarp Subaristų, kadangi motoras nėra galingas. Toliau, dėžė gal minimaliai jaučiasi, kad bėgius perjunginėja. Sakė, senai keisti dėžė tepalai, šiaip jinai nėra taip, kad ten baisiai smūgiuotų ar kažkas, bet jaučiasi, kaip perjunginėja bėgius. Toliau. Vairo stiprintuvas minimaliai kažkokį garsą turi. Šiaip viskas jame veikia, kondiškė veikia, galinis langas, ten šildymas, valytuvas, viskas, ką tik sugalvosit, viskas veikia. Panoramos iki galo netikrinau, tai negaliu pasakyti, ar veikia. Kas daugiau, jinai užsiveda, važiuoja normaliai, salonas purvinokas, kėbulas turi rudelių. O automobilis šiaip pagal savo amžių, pagal viską yra tikrai pakankamai geras. Na, o dabar pasižiūrėkit, kaip atrodo iš išorės. Dar su žmogum, iš kurio pirkom Subaru, sutarėm, kad 100 paaukosim Blue and Yellow organizacijai, arba kažkuriai, kuri remia Ukrainą. Aš sakiau, kad paaukosiu daiktais, tai tikėtina, kad nuvešiu visokių akumuliatorių ir viso kito, ko dabar nenaudoju ir ką jau dariau pastaruosius keletą metų. Tai man tiesiog bus eilinis įkis, kai tiesiog kažkam pagelbėsiu, kažkam padėsiu ir jūs galite padaryti tą patį. Nuo togi neskauda. Daryt gerą, verta. Karma sugrįžta. Labas litras, tudumts, nes Subaru. Ir esam jau plovykloj. Tuo išplausim Subariką, parodysiu iš išorės, iš vidaus. Paruošime jį pardavimui ir galės keliauti tiesiai ten. Ir beje, gal kam nors netyčia reikia numerių. Labai gražus, garantuoju. Tikrai. Gal kam nors reikia? Nes dabar visi kitaip galvoja šitą, kad gal mašina fui. Mašina tai ne fui, visai nieko. Išplovėm Subaru, šviesos aptemo. Ką mes čia gero turim? Gale ant arkų turim rudelių. Kokie čia dar pas mus defektai? Bagažinės dangtis turi rudelių smulkių. Aha. Ką čia dar turim? Turim kitą arką irgi parūdijusią, bet dar piršto neprakiši. Tai nėra tai blogai. Durų apačios šiaip tvarkingos. Ką dar mačiau? Mačiau, kad turim stiklo įdaužą minimalę. Šitą ir vakar mačiau. Jinai yra štai va čia. Pafokusuosim, gal pasimatys.
Žodžiu, jinai yra, va, taip matosi. O šiaip turim visai gražų automobilį. Ir nėra gal dar tai baisiai supuvus. Aišku, reiktų stakanus galinius normaliai dar pasižiūrėti, nes vakar labai tamsu buvo, bet iš esmės tai blogas daiktas. Dar atsimenu, mano tėtis sakydavo, pagal ką jisai pasakydavo, ar tai prabangus automobilis, ar neprabangus. Tai jisai sakydavo, jeigu rankos abi, kai jas pasidedam, ta prasme, vat, čia turim porankį ar ne, ir turim čia šone porankį. Tai jeigu abi rankos yra vienodam aukšti, tai tas automobilis yra pakankamai prabangus. Tai šitam automobiliui truputėlį čiučių trūksta, nes šitas lankstomas porankis, žodžiu, gaunasi aukščiau negu turėtų būti, jeigu pagal šitą teoriją. The next morning. Ką tik sufotkinau pieno žvaigždės ir keliaujam į pardavimą. Taip kad jeigu kažkas norit Subaru, parašykit, parduosiu, bus tikrai saldi kaina. Dar norėjau priminti, palaikink, parašyk komentarą, pasubscribink. Visa jūsų pagalba, visi laikai, visos peržiūros labai padeda judėti į priekį, taip kad dėkingas jums. Atvažiavo ką tik žmogus, pasižiūrėjo Subaru. Patiko, Subaru parduota. Gautas dar vienas iškvietimas. Reikia padėti parduoti Ford Kuga. Ir tuoj mes ją parodysim, šiek tiek papasakosiu. Kliento automobilis irgi neužilgo bus pardavimuose. Štai taip atrodo Ford Kuga. Gražus, tvarkingas automobilis, mechaninė pavarų dėžė. Jau tuoj bus pardavimuose. Ford Kuga yra 2020 metų, 1,5 benzinas, 110 kW mechaninė pavarų dėžė. Jokių gedimų, kažkokių didesnių tikrai neturi, avarijų didesnių nėra turėjus. Užsiveda, važiuoja, geras daiktas, technikinė galioja iki 27 metų 10 mėnesio. Taip kad labai ilgam gali turėti tvarkingą automobilį. Sveiki, ką tik gavau skambutį, kad reikia gelbėti žmonės. Žmogus jaunuolis iš Panevėžio atvažiavo ir automobilis palūžo. Važiuoju gelbėti, žiūrėti, kas nutiko. Sako, sankaba prapuolė. Tiesiog nusileidžia iki dugno ir matos kažkur šalia skystis. Tai tuo įvertinsim, kaip tai kritiška, ką daryti, ar išeis važiuoti savo eigai į servisą pas mus, ar reikės, nežinau, traliuko, ar kažkas tai tokio. Tai va, važiuojam, sprendžiam, žiūrim. Volvo V50 remonto istorija. Tai sutvarkėm jaunuolio Volvo V50. Teko važiuoti iš pradžių į Saulėtekį. Tenais pamačiau, kad situacijos nepavyks sutvarkyti vietoje arba padaryti, kad automobilis važiuotų savo eiga. Tai buvo nutarta traliuką kviesti ir automobilis atkeliavo pas mus į servisą. Ir kas buvo toliau? Tai toliau pamatėm, kad reikia keisti pagrindinį cilindriuką sankabos. Jisai randasi dėžiai, pavarų dėžiai. Tai teko nuiminėti ratus, išimti pusašius, nuimti interkulerio šlangą, šiek tiek pasileisti dėžę, reikėjo šiek tiek pakabinti motorą, nuimti variklio pagalvę, žinoma, akumuliatorių ir taip toliau, kad prieiti ir padaryti tiesiog elementarų dalyką, pakeisti tą cilindriuką. Tai pats darbas tiesiog kainavo brangiau negu pati dalis, sakykim. Bet viskas laimingai, padarėm viską per vieną dieną. Automobilis atkeliavo, kada čia pas mus penktadienį atkeliavo, sekmadienį automobilį pradėjom daryti ir sekmadienį jį paleidom. Klientas laimingas, mes laimingi, išgelbėjom, jaunikaitį gali toliau važinėti.
Later that same evening. Nusprendžiau nustebint Kariną ir užsakiau va tokį kalendorių. Karina nusprendė mane irgi nustebint ir užsakė man kalendorių. Kas pirmas nusprendė? Aš šiaip užsakiau dieną, O aš naktį. o tu naktį. Taip. Aš pirmą. Nu gerai, kelių valandų skirtumas. Žodžiu, tai nusprendėm viens kitą nustebint. Ir tapom šitą truputį skemo aukom. Šiaip. Nei vienas iš mūsų neperskaitėm, kas buvo parašyta aprašyme. Nu ten buvo labai gražiai parodyti, kad modeliukai bus. Taip, ir aš irgi pamačiau O gavom va tokius. modeliukus, bet bet ten šiaip buvo parašyta. Tai va. O gavom va Išverčiau tokį va reikia. daiktą. Mus apgavo. Gavom va tokį daiktą. Ta prasme. Tai va čia va yra iš kalendoriaus. Daug tokių daiktų. Galvojau bus modeliukai. O čia Čia tiesiog. žaisliukai. Čia skaitos žaisliukai ant eglutės. Va taip va. Išvada kokia? Išvada, kad... Reikia skaityti, kas parašyta, o ne pamačius Mustang, kalendorius, imt. Nu kaip neimt. Tai va ir aš tai pagalvojau, kad kaip neimt, tai paėmiau. Tai va, tai mus apgavo. Aš taip Patys manau. Aš dar vis apsigavom. taip manau. Aš nesutinku. Aš pripažįstu, kad aš neperskaičiau, tu irgi. Gerai, aš pirmą dieną dar noriu išpakuoti, pažiūrėti, kas čia gero. O kodėl tu šiaip pradėjai ne nuo pirmos dienos? Nežinau. O, tu Kas čia čia? virvutės pakabinti jiem. Prabangiai. Ir ką mes pirmą išpakavom? Vat nuo pirmos dienos Mustangą GT. pradėk. Gražu. Nu, jie nėra tokie blogi, bet ne tai, ko mes tikėjomės. Išvadas pasidarėm, tokiau taip nedarysim. Visiems gražių švenčių. Ate. Mes pasitarėm ir nusprendėm, kad turim jums dovanų. Ir turim dovanų kalendorių, kadangi mums patinka Mustangai. Šitas kalendorius yra su ant eglutės pakabukais Mustangų, pačių įvairiausių. Pasilikom vieną savo kalendorių ir vieną norim jum padovanot. Tai pakomentuok, noriu ir parašyk savo Instagramą arba Facebooką ir mes su tavim susisieksim su tavuoju prizu.